truputėlį praseisim pro bivaką. Daug kartų čia, daug naktų čia praleista. Viskas taip kaip ir žinoma, viskas pažįstama. Ar pasiilgau? Nu, toks žinai, pem, nes kaip ir turiu dabar savo užduotis įsikeltas. O ko pasiilgstu, tai chebros, nes kažkaip tiek laiko kartu prabūti, pažįsti visus ir kritinėm akimirkom situacijom ir kada viskas gerai, tai jo, tik tai dėl chebros būdavo smagiausia. Aišku, tie pirmieji bivakai, pirmieji kartai, tai visą laiką įsimins, bet kada tai tampa tokia neblogąja prasme rutina, tai man smagu turėti dabar naujovių ir naujas rutinas, naujus dalykus. Ir šie pastarieji 2 Dakarai, kurie visai kitokie nuo tų komandinių tikrųjų, tai aš labai vertinu juos. Ir jau galvoju, dėlioju apie kitų metų Dakarą ir kažkaip nujaučiu, kad jisai bus vėl kitoks. Bet vėl užeisiu į bivaką ir vėl kalbėsiu taip pačiai, kad pasiilgstu chebros, bairių su savais, tų visokiausių akimirkų, bet vis tiek esu tikras, kad būsiu tą dieną laimingas ir brolis čia, mano naujas brolis, va toks. Sveiki. Tai va, vaikštom. Ką? Tai tokių yra, bivakė yra vietelių, kurių kartais mums trūksta. Tūlikai ir dušai. Amazing dalykas, kai wild Dakarinį ir gauti dušą kartais būna labai smagu. Atsimenu, Pietų Amerikoje, nes šilto vandens nebūdavo, ten pastato tie dušai Pietų Amerikoje, tai buvo realiai vos ne palapinė, tokis kaip toj tūlikai būna, tai va tokios dėžės pristatytos, atvaro cisterną vandens, pastato tą cisterną šalia, to vadinkim dušo patalpos ir ta cisterna per dieną sušyla ir kai jinai sušyla, turime šiltą vandenį. Ten tokio kaip atskiro šilto vandens nebūdavo. Čia jau yra visai kiti reikalai, čia yra ir tokios pro ir nuotekos, ir pro šildytuvai, viskas čia yra kitaip. Bet Amerikai buvo paprasčiau, bet neprasčiau. Tai va, keletą vaizdelių. O, kaip gerai padarei! Dar papūs truputį. Ačiū. Kas ta per kamerą mėsą matas? Ai, lauk, ten. Able. O, dar čia vienam kūne viskas? Visiškai. Šiandien lempa turbūt gatvį išpušim. Baigti? Va. Durelės kaip tuose prabangiuose, kur atsidaro, ne, taip, žinai, plačiai į kitą pusę. Va, pažiūrėkit. Pažiūrėkit, ką čia. Kas svarbiausia yra šitoj dabar bagažiniai? Bagažinį įrankių mano maišiukas. Čia va, galiu parodyti. Parodyk. Ateinu, iš arčiau. Kadangi buvo planas važiuoti su mechanikais, tai aš įsidėjau savo atsarginius tokius ekstra įrankius. Tai čia yra mūsų visi įrankiai. Visi įrankiai. Tada paprasti rakteliai. Nu ir tada visokių atsuktų. Svarbiausia šitas, man atrodo, įrankiai. Nu čia va, deškas yra, dar kažkas. Nu ir tada komplektukas toks. Tai va čia visi įrankiai mūsų yra, kuriuos turim, tai pakol kas viską. Nu kaip rock'n'roll, ne? Rock'n'roll. Oi, šaunuoliai. Labai norėjau kažkaip
prie šito ekipažo pabūti ir vis suveda galai. Likimas kažkiek suveda. Labai faina chebra, labai fainas automobilis. Still in one piece. Ta lempydė tai tik tai švelnus įbrėžimas. Va čia. Nedaug čia kažkokių naujovių. A kondiškę turit? Rimtai? Tai va, čia va tu užkiši ranką, dabar iš priekio, žiūrėk tenai. Opa! Geras. Ai, ne, kortelį. Ką? Tu rasim, čia pačias viskas. Kam again, ko reikia? Į foną įkišti flešą. Tai čia kortelės skaitytuvas. O to nėra. Tai gerai, rytoj ryte pažiūrėsi. Turiu kuprinį. Tau turi kuprinį? Nu, už tvoros turiu, jo. Galima atnešti. Aš norėčiau pasiminti, ar iš viso man jis reikalingas, ar eina su juo apsisukimas. Nes ypač tam bivakė... Sprendžiam čia biškį reikalus. Reikia vieno mažo devaiso, kad galėtų persikelt medžiagą, kurį aš turiu savo fotokupriniai. Dar nepanaudojau jo, bet aš tai prisikraunu visą laiką kiek daugiau, kad jeigu prireiktų, tai va dabar prireikia. Bivako virtuvė iš lauko. Šiaip niekada nebuvo šitos tokios kiauros sienos. Labai įdomu, kodėl priimtas šis sprendimas visą laiką buvo uždara jinai, labai į sveikatą. Visą laiką jinai buvo uždara. Bet gal ir nieko, gražiai atrodo. O aš grįžtu nevalgyti, grįžtu ieškodamas Karolio. Jam turiu perduoti stiką, tiesiog memory stiką. Tai kažkur Karolis turėtų jau tikriausiai čia būti, jeigu ne, eisiu link jo kempo. Gal desirčiuko dar ir norėčiau. Matau Karoluką, jis įėjo irgi čia befilmuodamas viską. Bum! Žiūrėk. Imk šitą. Dar daugiau klasikiukų. Nuostabus klasikai, nuostabus. Tikrai labai norėčiau pravažiuoti kažkada Classic Dakar. Šiaip ir pravažiuoti norėčiau. Šiaip ir pravažiuoti kažkada. Hello guys. Heart. We're gonna go tomorrow, yeah? Yeah. Don't stop. Yeah, not stop. Keep going. Oi, va čia tai yra Mohikanai. Nežinau, kurie buvo, vertėsi tikriausiai. Stiklo nėra. Šitie visi švaresni šiek tiek, mažiau kliuvę. Bet šitas dar važiuos, sakė. Jo. Važiavo prieš 20-30 metų ir dar važiuos. Prie Bivako įvažiavimo pagrindinio yra laiko kontrolės punktas. Vėlgi nežinau, kaip jisai tiksliai vadinasi, šitaip pavadinau. Ir dar dabar tik grįžta lenktynininkai, o yra 10 valandų. Tai kokia buvo sunki jų diena. Beno kempas darbuojasi, lyg ir Toyota in one piece taip pat. Jo. Kai kurie lenktynininkai tik dabar grįžta į Bivaką. Tai mes į Bivaką važiavom taip
minus prieš valandėlę. Ir dar Mocas vienas važiavo prieš mus. Ir gal dar ne vienas. Tai įsivaizduokit, Mocai startuoja 4 valandą, kartais 5, nu, ne anksčiausiai startuoja. Ir tai jeigu jisai startuoja tamsoj, varo visą dieną, vargais ten, jeigu jisai lėtesnis, jeigu jam reikia važiuoti tarp fūrų jau po to, kai viskas yra išgraužta. Labai sunku, labai sunku. Ir jie tada grįžta labai vėlai. Tai vis tiek dar tokie kažkokie basic dalykai, kaip nusipraust, pavalgyt. Nusipraust, pavalgyt. Ir šiek tiek pamiegoti ir vėl iš naujo pradėti tą patį. Wow. Aš manau, kad motociklai yra labiausiai verti visokiausių pagirų ir panašiai. Tai yra beprotiškai sunku. Nu, komandas visas ir mūsų, ir ne mūsų. Labanaktis. Važiuojamės į savo kempą. Mūsų kempas vat kažkur ten apie 5 minutės kelio. Tai jeigu kas nors žiūrite ir šį vlogą prieš miegą, labanaktį ir jums.